Nu tai sveiki. Sveiki vėl sugrįžę. Mes dabar esam. Aš negaliu taisyklingai to pavadinimo ištart. Kražiai. Kažkoks nedidelis miestelis. Kražiuose. Kražiuose. Susiradom, dabar eisim prie kolegijas kažkokios tenais nuo 600 kažkelintų pastatytos. Ir šiaip planas mūsų yra šiandien kuo daugiau mažų miestelių pažinėti. Bet dabar kaip maršrutą susidarėm tokį, tai čia bus kaip Žemaitijos maži tokie miesteliai. Ir pasižiūrėsim, kas juose tokia gero yra, ar maistą kokio paragavimo, ar nežinau, kažką tokio įdomesnio. Tai dabar bandom susirasti tą kolegiją. Jinai pagal viską turėtų būti kažkiek ir Griuvėsiuose, bet kiek skaičiau internete, kad jie atrenovavę yra ir ten yra muziejus ar kažkas tokio. Taip iškai galim ir parodyti, kur dabar einamės iš viso čia. Palauk, tai dabar mes patys dar nežinom. Žiūrėk, matai, yra mašinų, galėjai važiuoti. Galėjom, bet nežinojau. Atrodys va taip. Ir bandysim gal ir viduje įsam arba... Man atrodo, kad ten yra muziejus mokamas kažkas tokio. Tu savo, bet tai gražiai atrodo. Ir man tą miestelį patiko labai centriuks, tai paskui kur mašiną paliko, eisim parodysim. Tai va. Šiaip ant tokios kaip kalbos pastatyta jinai čia. Tu savo. Tai vėl Man tai visai patinka. Ten prūts yra kažkoks. Bet tai dar aš kai skaičiau, kad turėtų būti kažkur Griuvėsių likę. Gal čia tie Griuvėsiai? Ne, apeis čia, gal nebus Griuvėsiai. Gal ne, bet kad jinai statyta jau yra renovuota. Jeigu ką, apeisim, apžiūrėsim. Tai va, čia parašyta Kražių jėzuito kolegija. Čia gerai, prie kolegijos va žmogai gyvena. Iš karto į tas pastats. Su tokiu vaizdeliu. Biškių šalto vėjas kyla. Vienas iš kiliausių baroko poetų, vadinamas krikščioniškuoju Horacijumi. Na, vienu žodžiu. Gerai, nežinau, kur čia dar reikia su tas pūks. Va, pažiūrėk, karvytės. Ar ten arkliukai? Arkliukai. Ir katinas yra kažkur ten. Aš ten nežinau, mes čia taip galim vaikščioti. Tikriausiai. Čia gal per žolyną nelabai galim. Gerai. Mes per tą kelią einam, jeigu ką. Kva. Kažkas daro. Labai šalta yra, galėjau jau strikiausi dėdžėminę. Va ten matom elektrą gamin. Čia soliukų prisėsti. Tam kaime, nežinau, čia gal koks 1000 žmonių gyvena. Ir pasidomėti. Reiks... Nežiūrėjau, depozitas įpratis. Nieko nėra. Įdomu, kur tie Griuvėsiai padaryti. O galanus iš viso jau net ir išgriuovė, kad nieks neįtų. Dabar ratą apėjom, pažiūrėsim, gal į vidų išeis įeiti. Aplinkui tų Griuvėsių niekur nesimata, tai Milvydė sako, kad čia visokie va tokie išlindę, čia kaip Griuvėsiai gaunas. Bet kam tada tiek tik palikti? Ai, nors jo, žiūrėk, čia siena ir yra tipo. Sakau, kad čia ir yra tie Griuvėsiai. Aš kažkuo tikėjausi įspūdingiau. Ir tada tenais, tai čia visa ta aikštė bus. Jo. Einam pabandyti vidų, gal kažkas įleis. Ir čia dar balaiks. Tiesiog kaip blizginta balta spalva į akis. Čia gal kažkur reikia susirasti, kažkas gal čia siena. Einam pasižiūrėsim. Man atrodo, kad čia yra nemokamas muziejus. Tikiuosi. Gerai pasižiūrim, kas čia. Milžinų muilas. Aš milžinas. Klausiu ranką su muilinu. Paveikslų daug yra. Bet man tai toks kaip vienuolynas būtų.
kad nori tyliai kalbėti. Va, biblioteka yra. Va, karalius. Nori Danieliau tau. Šiaip yra dabar labai nejauku vaikščioti, nes... Ai, čia vienuolynas ir buvo? Jie buvo prijungti kažkaip. Vienu žodžiu, čia neaišku, čia reikia susimokėti, ar čia reikia... Dabar duris tai uždarytas, tenais užrakinta, bet man atrodo, kad dabar yra pietų metas. Nu, kada 15 minučių. Nesutiksim kažką, tai gal paklausim. Bet labai nejauku vaikščioti. Bet čia taip gražiai viskas tvarkyta. Va, tualetai yra. A, yra kameros. Aha, čia prie durų viena. Tai pas mumis yra paskelbimo lyties, kad nesusimokėjau. Nu, kalba, tai ten, kur ta informacija yra, tai užrakintas duris. Taip nejauku, tai. Kad būtų naktis ir čia įsilaužtume, tada kitaip būtų. Kas čia? Gražių skardinės parapijų. Ir nereikia čia mums iš visą su gidu vaikščioti. Vieniukui. Alai? Bet jau čia tušimas. Gal nelieskim. Nejauku. Nežinau, ką daryti. Nebent lauk dar, kol čia žmonės gal po pietų grįž, nes darbo laikas dabar yra be 15:01. Čia duris pagrindinės uždarytas. Palei viską kainuoja žmogui 2 eurai, bet mes nesusimokėjom dar. Tai aš nežinau, palikim kažkur. Tai mes dabar, mes pamatėm už kokį 20 centų dar tik tais. Nežinau, po visą vaikščioti. Man atrodo, gausim palauk, kol pareis kažkas. Tai vat. Nu gerai, jūs kaip matėt, mes praėjom per tą vieną koridorių. Aišku, tas visas muziejus yra, visą muziejų galiu pamatyti. Pasivaikščio, ten galiu ir gidą pasimti, bet vienu žodžiu mes paskaitom, kad jeigu tu nori filmuoti, fotografuoti, tai plus 21 eurus. Tai... Neverta. Biškė mums per brangu, gal sakyčiau, nes 21 eurus už fotografavimą arba filmavimą, tada dar po 2 eurus suaugusiems, nu tai apie 25 eurus gaunas, tai... Mes dabar nufilmavom ir pavaikščiojom tai už kokius 1,5 eurą, tai... Nu, ne, ten tik koridorių apėjom, tai nieko ten bloga, bet... Nes ten kiekvienas duris yra suskirstytas palei kažkokią istoriją ar kažką, ten įeini ir apie tą ir bus. Jo, ir ten, muziejus toksai gal visai ir nieko, bet gaila, kad fotografuoti ir filmuoti negalima. Bet aš suprantu, kodėl, vien tik dėl to, nes jeigu nufilmuosi, pavyzdžiui, ir kiti žmonės nebenorės atvažiuoti ir pasižiūrėti. Nes aš žinau, kad ten buvo ir vienuolynas, tai visai gal ir smagiai būtų, žinai, bet... Nežinau, nepasiruošėmės gal tiek sumokėta, ne? O dabar ką einam? O dabar einam į centriuką ir matėm kažkoks yra kabaks pavalgyti. Juodas puodas. Juodas puodas. Tai va, einam dabar centriuką, iškart parodysim, čia iškart prie pat ir yra, tai momento. Prasideda centriuks, yra pagrindinė miesto aikštė su kalėdinė eglė dar nepapuošta ir mūsų mašiniuks va pasislėpęs. O mašina važiuoja, čia kažkuo keista visiems. Maisto tarnyba buvo, man. Maisto tarnyba buvo? Veterinarijos kažkaip, gal davažiėja tam tikrina. Čia mūsų mašina? Aha, mūsų mašina cip. Kas čia buvo? Tai gal tu durų neuždarai? Gal, aš čia visą laiką neprasipė? Nežinau. Tai va, Milvyda buvo, man atrodo, durų neuždarius, bet aš nesakysiu, kad... Sakys, tu neužsidarai durų. Dabar. Kas jie? Tai va, dabar bandysim eiti tą juodą puodą, bet ką tik buvo veterinarijos inspekcijos, tai žiūrėsim. Ne, maistą ir
Tie, kur uždaro tokius dalykus, tai eitam pasižiūrėsim, gal kažką užkrimsam, dabar pietai yra. Na, tai aišku, mes apsiteršiam, taigi čia yra viskas, ko reikia virtuviai, namams. Na tai, nežinau, tada gal kažkur kitur užsuksim. Į degalinę. Ne, nu žiūrėsim. Sargi čia. Tai dabar mūsų maršrutas bus, ne maršrutas, o... Į Vaiguvą. Į Vaiguvą. 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 Šiaip, aš dabar jau pamiršau, Milvydė sakė, kas ten turi būti, bet aš neatsimenu. Aš čia irgi neprisimenu. Nu, vienu žodžiu, žiūrėsim, važiuosim. Ką ten mes žiūrėkit, palaukit. Nemata, kad aš filmuoju. Mata. Sakai? Tikriausiai. Dabar jau nebemata. Matot žmogų. Sustoja. Ne. Yeah. O. Tai va, tai gerai važiuojam, tada mes jau čia, nes čia mes vis tiek ne vietiniai esam. Ir ieškojom dabar čia kažkur pavalgyti ir į Google įvedžiau, rodo kebabinę. Ir grinai stovom čia prieš tą kebabinę, bet ten nėra kebabinės. Nu, tai uždaryta. Nu, Prieš 6 metus rodė. Šiaip esame alkani jau, tai nežinau, gal kažkur kažką rasim. Labai norėtus tokio, vat, kažko įdomesnė, nu, iš tų va, miestelių kažką paragauti, ar kažkokių valgykloje, na. Jo. Ar kažkur, tai gal pakely kažkur kažką rasim, žiūrėsim. Ne? Nuskambėjo, rasim pakely kokį, va, gal gyvūną. Zuikį nutrenktą. Tai va. Čia taką pykina, kai suvažiuoja mašina, tai čia tokiais keliais, tai tu savo būtų važiuoti, nes čia vingiai, kalneliai visokie. Ir važiuoji ir pavyzdžiui, kalną kyli ir nežinai, kur tas posūkis bus. Va dabar dar. Va, prisiperka audinių visokių ir skraida čia per šuonus. Pafilmuok dabar. Čia niekam nepriduodam. Nu tai va, prisiperk čia audinių, skraida bepročiai. Tai va. Niu. Gal nesimato. Dvi mašinas lenkia. Nu čia jie vietiniai jau čia, žinai, atkalę. Va, Chevroletų visokių irgi. Chuliganai. Nu, jeigu ką, čia viskas normaliai, kad mumis aplenkia, nes mes patys ant 60 velkamės, nes bijom važiuoti. O čia kaip vietiniai, jiem nesvarbu yra, tai tvarkingai su posūkiais, gražiai. Jokių nusižengimų. Tai nusprendėm dabar važiuoti pavalgyti, nes po to, kai vaikščiosim ten, kalbam iš viso bus ragiukai mum, tai vis buvom sustoję degalinę, ieškojom, kur čia galima pavalgyti, tai norėjom į vieną važiuoti kaip dvarą kažkokį netoli, bet jis uždarys jau, nu, nebeveikia visiškai restoranas. Tai nusprendėm važiuoti į pačią Kelmę ir į... kokią ten? Pamiršau jau, užsivedžiu. Kelmynė. Kelmynė pavadinimu, tai žiūrėsim, kaip čia bus. Nes norėjom tokia įdomesnė kažką, bet kažkaip aplinkui neradom vietų. Tai va. O kebabinės, sakau kebabinės, o tos degalinės maistas jau biškį... Batoną tik valgai. Nu, atsiboda, žinai, per tos video, atrodo, kad mes vien tik tą maistą te valgom. Hot dogus. Bet skan. Tai va, nieko, nuspaudžiau kažką. Sako, prisivalgiam. Matėt porcijas, nu dar kavos papildomai iššovėm. Jo, ir čia mes susisakėm iš dienos pietų meniu. Tai užskaitom, man atrodo. Aha, šiaip labai skaniai. Labai sriubyta, daržovių buvo tokia skani. O tas kepsnys buvo vištienos kepsnys, su daug labai ryžių ir daržovių. Ir padažas neblogas. Ir padažas neblogas, jo tikrai patiko, aš tai neįveikiau, Danieliui biškį atidaviau. Dabar bus labai gerai prasivaikščioti, ne? Jo, kažkaip nebesinori važiuoti ten filmuoti kažką dabar. Pamėguoti. Krišiu į fotelį ir pažaisti kažką. Ai, tai va, dar sumokėjom už abu mumis 20 eurų, tai gavosi žmogui 10 eurų. Už kavą, už sriubytę ir už didelį kepsnį, tai... Normaliai, užskaitom, šiaip skaniai buvo. Tai va,
Gerai, tai keliaujam toliau Aha, bet pamiršau netgi kur. į Ringuvą. Ne, palauk, iš L raidės, palauk. Į Ringuvą. Į Ringuvą kitoj pusėje iš viso. Palauk, tuoj, palaukit. Į Vaiguvą važiuojam, ne į Laiguvą. Aš sakiau Ringuvą, tai labai. Ringuvą, Laiguvą. Tu sakei Laiguvą, aš Ringuvą, o... Įda čia Laukuvą kažkur yra. O važiuojam į Vaiguvą. Vaiguvą. Gerai, greit prisijungsim, nes mum 14 km. Jo, tai va. Nu, va, mes atvažiavom jau tą Vaiguvą ir sustojom prie policijos komisariato. Pažiūrėjau, nu, kaip ir, jau policija. Nes, nu, mes čia sustojom vien dėl to, kad mums reikia susirasti adresą. Dabar žiūriu tokies, čia namukai tokie, vat senų laikų nameliai. Ten ūkinis pastatas, man atrodo, čia toks jau buvo gyvenamasis namas kažkada. Tai va, o šiaip dabar mums reikia susirasti, čia yra kažkaip netoli Vaiguvos akmenų. Laukas, kažkaip, kad tipo vien tik akmenai, tai... Dabar čia žiūrėti paklausiu adresą tikslaus. O, radau. Tai žiūrėsim, kur čia mes nuvažiuosim. Ir tada galvoju, gal aš buvau irgi... Panas lėžus. Mano žodžiu. Nuo kameros telefonas stikliukas nulūžo. Tai ką norėjau sakyti, yra kažkur vienuolynas, kuris veikiantis yra ir yra vos ne kaip domėjaus vos ne miškuose ir žymiai atokiau nuo visuomenės ir kad jis veikiantis. Aišku, būtų biškai gal nejauku, bet gal visai būtų įdomu. Ne? Negirdėjau, ką sakei. Tai tu į kamerą kalbi, ne su manim. Vo, radau. Išjungsim kamerą. Ne. Tai ir gerai, kad tu negirdėjai, tau nereikia girdėti. Nu, tai parodau, bandom važiuoti, bet nežinau, ar mes ten važiuosim, kur reikia. Nu, jeigu ką pasivaikščiosim po... Ai, jo, yra čia. Vaiguvą. O kur čia nueit gali? Nežinau. Čia tam pastatė ir policija, ir savivaldybė, darželis ir mokykla. Atsiprašau, jeigu ką. Ne, mes juokaujam, viskas gerai. Ai, ir šiaip jau lietus pradėjo lyt. Nu, purkšta biškį, tai... Šiaip mes, kai išvažiavom iš namų, tai visai saulė švietė. Visai fainiai buvo. O mes neturim nei kapišuonų, nei dar kažkuo tais. Mes turim stogą virš galvos. Aš atskleisiu paslaptį. Mes net namuose, nes čia jokia nepaslaptis, mes net namuose skėčio neturim. Ne, neturim. Nes visą laiką abo kapišonų užsimeti. Aš net megstinių su kapišonu neturiu. Vieną striukę va žieminę su kapišonu. Nes tu nemėgsta kapišono. Mėgstu. Visą laiką, kai perka megstinį, kad tik be kapišono būtų. Nu taip, nes... Ai, nesakysiu, aš gal geriau savo pasiliksiu tą, ką norėjau pasakyti. O ką tu norėjai pasakyti? Nieka. Bažnytėlė. Visai graži. Medinė. Parduotuvė yra šalia. Aha, visai tokia. Taip gerai, pratęskim. Ką ten norėjai sakyti? Nieka. Kodėl? Tai jau kalbėk. Duodu mikrofoną, prašom. Nu ką žinau, tas kapišonas man ten prie laiptinių, kur ten įsiemkės jie. Atsiprašant, nieko prieš tokius žmonės. Tai va. Gerai. Kur toliau mes čia? Dar 520 metrų. Ai, tik tais? Ai, tai čia prie pat. Bet čia išvažiavimo. Tik iš kitos pusės. Aš kažkodėl įsivaizduoju, kad tas lauks bus tiesiog akmenukais. Nu, tipo mažais akmenukais. Nežinau, kodėl galvoju, kad tai nebus kažkas tokio, kad vau būtų, žinai. Tai čia ferma kažkokia apleista? Tai va, aš sakau, bus... Čia mums sukti? Aš nežinau. Čia ne, čia kiemo Danielių. Šuo dar yra paleistas. Atbėg šuo, bet nesimato. Eik tu savo. Atbėga. Ai, ne. Nu, čia gazdenės. Eik tu savo, bet čia didelis.
pasuksime tą žvyrkelį? Mes po to išvažiuosim? Nežinau. Nežinau, Danieliu. Ne, nesuk, Danieliu, pažiūrėk. Eik, tu savo, nesukam čia. Tai jeigu ką, išstumsi? Aš? Išstumsiu mašiną? Ne, gal nevažiuokim. Bet einam peškom gal, nes mums ten kažkur reikia. O tai žemėlapis. Nu, paliekam čia mašiną. Nu, einam. gerai, mums... Aš dar biškį pavažiuosiu į priekį tik tais. Eik, tu savo. Aš tai, žinok, tikrai, jeigu man reikėtų išvažiuoti, aš neišvažiuočiau. Čia ir paliekam. Dabar palauk, aš apsižiūriu teritoriją, kad nebūtų to šuns. Ar tu matai jį? Ne. Aš ir nematau. Aš bijau, kad jis gali užpult. Nes jis buvo paleis, jis nebuvo prie lenciūgo. Bet ar didelis ant ten? Tėvų šuo. Aha. Toks dydžio. Nu, bet reikia, kaip nesėdėsim, nereikia. Gerai. Rakinam visas kišenės, pasiruošti, jeigu ką. Jeigu reiks bėgti. Ne, nu tai eik tu savo, tu nematai, kokia dydžio ten šuo buvo. Gerai, lipam lauką. Parodysiu, kaip atrodo maždaug čia. Realiai niekur. Tai ne vienas yra. Aš sakau, jie yra paleisti, žinok, Danieliu, eik tu savo. Einam, jeigu ką, parbėgsim. Kai sukandžio subinė. Nu, nesukandžia, svarbu raktelis rankoje būti, kad atrakinti kviečiu. Ai, tu savo. Prisimastomės nesąmonių. Dabar mes turim tokiu takeliu eiti. Ir neaišku, kiek tenais, nes palei GPS čia kelio nėra. O tenais vidurį lauk kažkur vėliavėlę tą ruodą, tai žiūrėsim. Dabar reikia stebėti, ar tai šunis atbėgs ar neatbėgs. Bet čia ne prie ko tie šunis. O mašiną palikom, čia gaunas kaip į važiavimą. Oi, ne tą padariau. Nebenoriu. O Milvydė sako, nebenoriu eiti jau. Aš tai stebiu, kad tie šunys neatbėgtų. Varom greičiau. Važiuojam tos akmenus ir varom čia laukam. Šuniukai tenais. Šuniukai tenais. Bet matos, kad čia tik tai traktoriai važinėjas. Bet žiūrėsim. Ir dabar turiu tokią nuojautą, kad čia nueisim ir nieko nebus. Nu, bet pasižiūrėsim, kai nueisim. Milvydė jau bijo, bet aš sakau, kad čia tik ateit pasižiūrėti už kampą ir viskas. Kad nebūtume be reikalą važiavę. Tai aišku, kad be reikalą ir atvažiavom. Nu, tu palauk, aš čia parodysiu tik tais. Ne, tai čia nieko nėra. Tai va, vien tik tai papras lauks. Tai va, mumis eilinį kartą apgavo GBT. Milvydė. Filmuoju. Nedatrauks pultelis. Dabar leido atrakinti. Man nepatiko, nes aš girdėjau pastoviai šunis lojančios. Gerai, jeigu jis būtų vienas dar. Širdis per kulnus lipa. Nepatink man. Nes gali įkasti rūrą. Kaip ir galvojau, taip ir buvo, kad nieko nebuvo. Ane? Aš tai nespėjau pamatyti, nes atrodo, kuo ten giliau ėjau, tuo labiau girdėjau šunis lojančius. Gal garsas atsimušo kažkur ar... Gali būt. Ir paskui dar tie žąsinai išskrida. Jo, bet taip krypia, žinai, ir... Nes kame yra esmė, kad gali būti čia tie šunys net laukiniai. Ne, ten iš fermos bus. Ane? Jo, prižiūr, kad metalą neišneštų nieks. Pelendrų. Pelendrų? Pelendrų vienuolynas. Pelendrų. Pelendrių. Pelendrių. Vienuolynas? Vienuolynas, tarp Kelmės ir Tytuvėnų. Vienuolynas. Ir net, tipo, kad labai keistoje vietoje jisai tai. Man čia net internetas nevyka. Palauk, reikia Google rašyti. Pelendrių. Pelendrių.
A čia bent toks Oi. žodis yra? Palendrių. Palendrių. Vienuolynas yra. Ir tada adres. O, juk tu sočiu kaip gražu. Ne, parodyk. Ne, tiesiog. Aš irgi noriu pažiūrėti. Palendriai. Palendriai. O, Važiuosim palendriai. į Palendrių. Vienuolyną svečių kažkas. Gerai, bandom. 24 km. Tai susitiksim tikriausiai pakeliui. Bet šiaip lietus lyna. Vienu žodžiu. Nu tai va, kaip matot, oro sąlygos ne pačios geriausios. Ir posūkis. Nu tai va, tai jum atrodo, kad mes čia, žinai, greit sufilmuojam viską, čikšt, pykšt, pokšt ir vykst. O dabar pasižiūrėjom, kad mes jau čia taip važinėjom visur po biškį, jau yra 3,5 valandos beveik praėjo. Jo, 3,5, nes mes prieš 12 išvažiavom, dabar pas mus dabar yra po 3:15. Tai 3,5 valandos. Tai dar kol grįšim namo, kol ką, tai bus apie 5-6 valandos. Gavęsis visas šitas video, o taip įtelpa į pusę valandos. Tai va. Gerai būtų, kad pusė išeitų. Jo, tai va būtų, kad pusė išeitų, jo. Nes Nelvydė labai daug nusišneka, reikia iškarpyti paskui. Ai, jau pas mane telefone 5%. Na. Užmiršau pasikrauti. Kroviau už vakarą. Na? Man atrodo, vakarą tai tikrai nekroviau. Galas. Tai išlaiko dar baterijos, kai tik šitą ilgai. Aš nežaidžiu žaidimų, kokias tik. Oi. O aš žaidžiu žaidimukus. Nu tai va, mes čia jaučiu nebetolio, ne, kiek mums čia dar liko kilometrų. Dar 10. Ai, dar 10 kilometrų. Buvo parašyta, kad kažkur tais Labai. vidury laukų. Jo, buvo parašyta, kad vidury laukų į niekur ir kad toks atokiau nuo žmonių kažkaip taip, ne? Nu, bet toks vienuolynas turėtų būti. Šiaip jo. Ramybei. Tai jo. Bet čia ne vienuolynas, čia namas pastatys. Va, laukuose. Gal net nesimatė. Matęs, aš priartinu. Nu tai va. Šiaip dabar reiktų sustoti, pasidomėti, mes ten galim ten per kiemą įvažiuoti ar kaip, kad... Tai na, pažiūrėsim, gal ženklai bus kažkokie. Nu gerai. Čia koks pastats jau. Dabar išjung, kaip privažiuosim. Nu Gerai, prakarpysim. O tai dabar rodė, Kas čia parašyta? Palendrių. Palendrių. Švento Benedikto. 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 Ir žiūrėjau dabar tipo į kiemą reikia mums supris. Apsuk gal kamerą. Laukit. Gerai, kas čia parašyta yra. Bet čia tokia pleista atrodo. O ne? Jo. Eik, labai graži. Apleista, nes žiūrėk ir užkalta yra. Varpo tai nebėra. Vieną padalą ryšio yra. Kažką įsiaiškinom, čia mes galim būti, bet tarkim čia, kai yra ta privati valda, neužstatyti mašinas į tuos kiemus nelabai galim eiti be leidimų, bet čia būti aplinkui galim ir eiti vaikščiot galim, bet lietus lintų. Bet važiuojam dabar į kitą pusę. Bet galėsim grįžti, gal užsukti tą bažnyčią, bet yra užrakinta bus. spyna, man atrodo, uždėta, ne? Pabandom ten. Būtų įdomu visai nueit pasižiūrėti, kaip iš vidaus atrodo. O tenais kažkur bokšt matęs toliau irgi kažkoks Jo. kaip bažnyčia, gal naujesnė. Mes jau turėjom į kitą pusę. Dabar mums reikia apsisukti, nes mes dabar važiuojam iš... Nesvarbu. Reikia mums apsisukti dabar. Ai, o kur mes apsisuksim, kaip toks kelias? Nu, melskimės dabar neįklimti. Na, eina šiek būtų čia šitokioj vietoj įklimti. Ant tokio smėliuko. Ryšio net nėra. Eik, viskas, išvažiuojam. Viskas. Apsisukom. Mums reikėjo dar vienu keliu toliau pavažiuoti ir tada pasisukti dešinę. Tai dabar mes išvažiuojam, tada dešinę ir tada. Kai tada į Daniją važiavom tos bunkerius, kai neradom tų bunkerių, irgi atrodė keliai tą video toks, bet tas tikslas ir nebuvo pasiekti, žinai, toksai,
Ir dabar irgi taip va, plavinėjom. Tai parašykit, ar buvo įdomu, jeigu ką. Kaip ir radom. Nu, čia ta pati bažnyčia, tik iš kitos pusės man keliuk gavus. Bet ir ta bažnyčia šitokia graži. Mes jau iš mašinytės turim va užrašą. Toliau yra vienuolynas pats. Einam paskaityti užrašus. Čia su Danielium kalbėjom, sakom, gal nežinau, mes labai norim ten eit filmuot. Bet gal mūsų apranga nelabai tinkama. Jos. Tačiau visiems atviras įėjimas į vienuolyno bažnyčią, kurioje yra dalis skirta norintiems dalyvauti vienuolių pamaldose. Šventųjų mišių ir kitų pamaldų laikas nurodytas prie įėjimo į bažnyčią. Norintiems praleisti keletą dienų dvasiniam susikaupimui yra skirti kambariai vienuolyne ir svečių namuose. Visais klausimais galima kreiptis į budintį tėvą vienuolyno priimamajame. Dėkojame, kad nepamirštate palaikyti tylą ir švarą, kad pasiliekate lankytojams skirtoje teritorijose dalyje. Taip jūs padedate vienuoliams geriau atsidėti tam, ko labiausiai jie norėtų ir galėtų jums pasitarnauti. Ačiū. Vienuoliai nuoširdžiai priima jūs į savo maldą. Atsiprašau už mikčiojimą. Matai, net, pavyzdžiui, tu gali, aišku, ten į vidų nes yra bažnyčia, kur ir šiaip, pavyzdžiui, bažnyčias, taigi priima visus žmonės. Bet matai, yra, kad gali netgi, jeigu nori dvasiniom tom dienom palsėti, ta prasme, tu gali tai pas juos porai dienų pabūti. Visai fainai gal. Tai einam biškį gal tam žiūrėti. Ką kalbėsim labai tyliai. Aš ką tik prisivariau patus vandens, man atrodo kažkaip. Tai yra mašinos kažkokios. Einam po biškį. Nu, vienu žodžiu, nenoriu labai garsiai mes čia būti. Labai didelis yra pats vienuolynas. Ir labai graži vieta, šis kaip čia vasara yra gražu, kai viskas žalia. Nu, atrodo, mes ir eisim lauką neužėnę, ratuką prasukim. Jo bažnyčia ir... Ai va, ten po dešinę primamasis, kuri rašė. Tikrai man gražu, bet aš, pavyzdžiui, dabar pagalvoju, tarkim, kai yra keliautojai, jiegi filmuoja labai daug tokių vietų. Ir aš nežinau, aš manau, kad pačią vietovę nufilmuot. Aš tai manau, kad yra labai fainai ir gražu. Aš tai manau, kad pačių vienuolių nereiktų filmuot. Jo. Aš sakau, manau, čia vasara, tai iš viso labai gražu, nes čia, pažiūrėk, parodyk, visur miškai, visur žalumos pilna, labai daug gamtos. Tai aš manau, kad vasaros metu čia galima ir tikrai toliau palikti tą mašiną ir eit pasivaikščioti tiesiog tokiu takeliu, ane? Taip. Tavo eilė dabar kalbėti. Ką tu galvoji? Čia daug irgi dadur prie to pačio, ką Milvyda papasakoja. Tiek, kad faktas, kad nesinori ten eiti per tos kiemus, ten lyst, filmuoti ar kažką tokio daryti. Vis tiek čia ta vieta tokia ne į maksimą nueiti. Tai va. Nežinau. Tikiuosi, mes va tiek, kiek nufilmavom, mes nieko blogo nepadarėm ir čia leisim toks dalyks. Tai va labai įkyriai nebuvom. Sušlapom biškį. Mikrofonas irgi biškį pašlapęs. Kamera šiaip irgi šlapia, bet dar fokusuoju. Ir šitą, ką mes jau kaip ir norėsim atsisveikinti su jumis, ane? Taip, iki kitos savaitės. Like, subscribe ir komentarą dar kokį parašykit. Ir pasidalinkit su draugais arba šeimos nariais. Arba žiūrėkit vieni. Ir pamiršau dabar, ką sakyti reikėjo. Aš noriu dar pasakyti, kad mums dar kokią valandžią kiek į namų grįžt. Ir kad varysim montuoti videoką, tai vat visą dieną. Taip ir gavosi, ne? Ką tu norėjai dar pasakyti? Ne, kad parašykit komentarus, gal kažką tai norit. Aš labai noriu kažkur važiuoti, tarkim, kokius apleistus, bet yra kas bijo, tai... Aš nebijau, aš nežinau. Ne tai, kad aš nebijau, bet aš nežinau tiesiog. Nu tai va, kažką gal kažką, jeigu 10 komentarų bus, kad važiuokit į apleistą, tai turės važiuoti. Nekomentuokit. Kad ir bijo. Tai va, gerai, viskas. Skirstamės. Kažką norėjau sakyti, žinau. Nu, apie tos, kad nufilmavom jo, nes mes turim tokių idėjų.
Idėjau, va, kaip dabar. Bet dabar netinkams laiks. Gerai, viskas, aš jau žinau, kad mes jau atsibodom čia klausytis, tai gerai, viskas. Viskas. Čiau, čiau. Iki kitos savaitės. Iki.